Sveiki, labas rytas. Turėjau netikėtų svečių ir nespėjau padaryti žadėto įrašo, todėl šiandien tiesiog pavloginsiu. Parodysiu, kaip iš vaikų kambario bandau daryti savo studiją. Vaikai užaugo, išsiskirstė, tai galiu štai vieną kambarį skirti savo darbams. Sūnus paliko štai tokį gerą man stalą, kėdę ir kompiuterį. Ir vakar nusipirkau Ikėjoje dar vieną staliuką štai čia prie sienos. Ieškojau stalo, kad reguliuotųsi aukštis. Tai va, konstrukcija čia tokia labai primityvi, bet kai stalas kainavo 39 eurus, tai manau, kad labai gerai. Man reikėjo, kad jis būtų žemesnis, kad štai galėčiau pasidėti popieriaus pjaustyklę, nereiktų rankų aukštai iškelti. Taip pat ant to stalo galiu pasidėjusi fotografuoti iš viršaus. Man čia tas mano apšvietimas puikiai tilpo. Tai va, o ant sienos pasikabinau savo autoportretą. Čia mokiausi Vienožinskio dailės mokykloje, tai ten visokius namų darbus darėm. Į vieną savo darbelį. Sienų tuščių čia yra ir aš jas turbūt apkabinėsiu visokiom fotografijom ir visokiais darbeliais dailės. Tai gal šiek tiek paaugliška, bet tokiam studijai ar darbo kambariui, man atrodo, visai tiks. Toliau turiu dar tokią ikėjišką lentyną, bet ji dar nesutvarkyta, tai nėra ką rodyti. Už kampo nišoje štai yra tokia lova. Aišku, ją norėčiau išgyvendinti ir pasistatyti kažkokias spintas, bet niekas man to neleidžia daryti, nes vaikai sugrįžta, jiems reikia kažkur nakvoti. Todėl štai pasiuvau, iš tikrųjų, pasidariau tokį užklotą su savo darbais. Atspausdinau štai tokio audinio, apsiuvau kraščiuką ir kažkaip tai surišau su darbo tematika savo, su studijos tematika. Dar čia yra tokia dvivietė mažytė sofytė, kurios išmest negaliu, nes yra dar senas televizorius, nenaudojamas. Iš tikrųjų naudojamas tuo metu, kai Lietuva žiūri krepšinį. Aš čia pasijungiu kompiuterį ir žiūriu filmus. Nes krepšiniui nereikia, kad aš jį žiūrėčiau. Jiems geriau sekasi, kai aš nežiūriu. Štai turiu tokį įsitikinimą. Na, dar ne viską iki galo susitvarkiau. Visokie laidai, mikrofoną dukra palikusi, gal reiktų išbandyti, garsas būtų geresnis, bet su laiku. Ir kitas stalčius yra pinholiniams reikalams visokiems. Kampai užversti visokiais daikčiukais, nes neturiu iš tikrųjų kur susidėti. Čia yra pakavimo daugiau, vokai, lipnios juostos, plėvelė ir popierius. Dar nuo dailės likę įvairaus popieriaus, akvarelinio ir panašiai, bet dabar dar perku ir specialiai popieriaus rašaliniam spausdintuvui, bandau, kaip ieškau tinkamiausių iš tikrųjų popierio spausdintuvui ir popierius lipdukams. Dar darysiu lipdukus. Kamputėje štai tokios planšetės, ten sukrauti seni darbai, kurių dar gaila išmesti. Čia kolegės, su kuria lankiau keramiką, daryti tokie keramikiniai bateliai, kurie man labai patiko ir man juos padovanojo. Va. Didžiulę atšvaitą turiu ir mažą, bet man reikia didelio. Kaip jau sakiau, ta lentyna dar nesutvarkyta, neturiu ką rodyti, bet parodysiu tik tai ant viršaus, štai tokį turiu seną Icoflex fotoaparatą, čia vyro dar senelio fotoaparatas.
Kartą tik esu išbandžius, reikia dar su juo padirbėti. O dešinėje ten mano lipdukas, dar kažkokių darbų už durų ir Noros Blaževičiūtės keramikas mano mokytojos darbas. Jis buvo brokuotas ir jinai man jį atidavė. Man jis labai mielas. Netilpu aš dar į tą kambarį, todėl eisiu dar į kitą kambarį. Mano šeima purkštojo, kad aš visus namus apkroviau savo daiktais, bet net 20 metų truputį užgyvenau. Ir dabar tvarkausi, tikiuosi iki kalėdų, dar savaitę spėsiu susitvarkyti. Štai daug visokių dėžučių. Vyras juokiasi iš manęs, kad aš tampu dėžučių bobutė, bet kitaip nesigauna man. Aš susidedu į dėžutės, užsirašau, kas kur yra ir taip lengvai viską randu. Štai čia pavyzdžiui juostos. Dažai visokie ir dar daug visokio šlamšto. Atrodo, kad šlamštas, bet tai viskas man reikalinga. Taip pat yra iš Alibaba prisisiunčiau visokio rekvizito, čia kai stokams fotografavau. Mano tema buvo namų gamybos kosmetika, tai čia ir visokių laboratorinių indų, ir petri lėkštučių, ir pipečių, nes taip reikėjo nuotraukoms. Dėžutės yra įvairios ir nuo visko. Štai mineralinių vandenų, aišku, kažkoks tai buvo dovaninis gėrimas, bet labai gera dėžutė ir joje yra visokie eksperimentai. Tai yra tokie virti atvirukai, kuriuos minėjau, taip pat fotogramos, chemigramos, cianotipijos visokie. Aišku, galėčiau visą tą išmesti, bet kol kas gaila. O čia mano didžioji pagrindinė spinta, turiu daug literatūros geros apie fotografiją, turėjau daug daugiau, bet viską pardaviau per platformą Sena.lt. Atidaviau pigiai už 4 eurų ir manęs visas išpirko greitai. Taip, čia žemesnėje lentynoje laikau fototechniką, kurią naudoju šiuo metu, kad ji būtų man lengvai pasiekiama ir greitai galėčiau ją pasiimti. Viršuje visokie keistesni fotoaparatai. Štai Lomo, kurį gavau dovanų iš viso. Iš tų aparatų tai didelė dalis yra arba dovanoti, tiesiog žmonės padovanoja savo senus kažkokius nereikalingus fotoaparatus. Arba nusipirkau kažkokiuose blusturgiuose, esu nusipirkus už 1 svarą Charity Shop'e Škotijoje fotoaparatą, kuriuosiniai fotoaparatai ten ir juostos. Ir dar turiu tokią maniją, man labai patinka užrašų knygutės. Tai mano draugai dabar žino, ką man reikia dovanoti ir visada lauktuvių veža užrašų knygutę. Štai apie vieną didelį ir sunkų darbą. Aš visada randu, kam panaudoti užrašų knygutę. O čia dėžutėje sudėta tai, ko man dažnai prireikia ir kad nereiktų giliai ieškoti ir būtų po ranka. Toliau lendam į stalčius, viršutinėme yra visokie dailės reikmenys, apatinėme fotografijai skirti. Tai čia ir fotopopierius, ir visokie filtrai, ir visokie smulkūs daikčiukai. Sudėti, aišku, vėlgi į dėžutes. Kaleidoskopas mano suklijuotas iš veidrodėlių. Fotografuoju per jį kartais, štai tokias linksmybės. Taip pat turiu tuos juokingus akinukus. Ar tiesiog štai čia dar nebaigiau, viskas iškrauti, nes tvarkausi. Tokia saldainių dėžutė ir dangtelis čia nuo Rafaelo irgi štai taip sklaido šviesą ir laužo formas.
Visą tai iš tikrųjų esu papasakojusi visokius eksperimentus savo knygutėje, kurią parodysiu, ją galima nusipirkti knygos LT. Tai šia reklama ir baigsiu. Iki kito karto ir gražaus jums savaitgalio.